O, Jeronimai. Tai labas rytas visiems. Tai ką, matėt, šiandien susidūrėm su šiokiam tokiam problemėlėm ir problemos nesibaigė, ypatingai kai aš skubu. Greičiausiai suksiu dar vieną reisą ir mes stovim, nes ten yra fūra. Prieš žiedą užsilenkė greičių dėžė. Tai va, čia stovim, visi stovim, laukiam ir greičiausiai krisim pamiegot, kol atvažiuos jį nutraukti. Tai vat prašom veiksmo. Turbulencija. Galėtų kas nors pasisiūlyt nutempti jį, o ne? Aš pravaliut nepravažiuosiu, aš jau nieko negaliu padaryti, bet kas pro ten va, pro ten važiuoja, ten yra žiedas. Galėtų pasisiūlyt gražiai, prišokt, cak diržiuką ir nutemti. Bet, jo. Einu aš pasižiūrėsiu irgi, kas ten yra. Man pačiam irgi įdomu. Einam pasižiūrėti, pasimsiu kamerą dar irgi. Ane? Čia kaip ir pravažiuot galima, va. Pasižiūrėti. Nelabai mes čia ką ir padarysim. O, ir Scania. Nu tai ką, liaudis, nuėjau, kaip šviečias, tai bus sensorius padės. Aišku, aš ne mechaniks ir ne burtininkas. Bet iš pažiūros karts nuo karto įmetinėjai pavarą. Vienu žodžiu, žmogus nebeturi bėgių. Scania nebeturi bėgių, aš turėjau su šitą naują Scania lygiai tokias pačias problemas. Išmesdavau neutraliai ir viskas ir nieko nepadarysi. Tai reikėdavo žaisti biškį su masė, įjungi ir gaudai junginėdams pavaras, kada atsirand power ir į viršų, į apačią, tada atsigaun dėžės sensorius ir turi bėgius. Bet aš pas jį pabandžiau, sulijau visas kaivelins ir karts nuo kartą vienetą išmeta, bet nu, per 5 minutės nepavyko, aš irgi atsimenu, knisaus galvo kaip pusę valandos paskutinį kartą. Tai nežinau, stovim ir, kaip sakau, kiekvieną kartą skubant, noriu greičiau toliau nuvažiuoti ir gaunas figne. Nu, bent jau mes neriedam, o tiesiog stovim. Tai bendro laiko užteks, ne problema. Ta 15 valandų, bet kokiu atveju. Ir vairavimas nesigadina, viskas ok, tik tiek, kad mes papulsim į rytinius kamščius. Tai bus nieko gero. Tai va. Tokie reikalai pas mus fronte. Važiuosim atbulį iki autostrados, išsistumsim ir paskui važiuosim į priekį. Aplinkui kažkaip apsukt ratą.
okay, all good. Okei. Porykštė. Oi, reikia į kelią žiūrėti. Karači Šaika, labai nesiplėsiu, nešnekėsiu, nes sakė, kad užnės, kad kalbu nesąmonės. Tai dabar karači važiuoju, aš juokiuos, bet aš nežinau, ar prancūzai juokias. Kodėl? Yra labai paprastas dalykas. Aš kai važiuoju, matot, vairas viską, ne, važiuoju ir, pavyzdžiui, prancūzai, kai aš parvažiuoju, jie mato, kad važiuoju su pilotais, kad aš vežu ne gabaritą, ne, tai jie traukiasi šoną, įsijunga varinį ir mane praleidžia, ne. Žinot, kaip aš jiem atsidėkoju? Ir man tik tais dabar, aš 3 mėnesiai važinėjus ir man tik tais dabar dašlo, kaip aš dėkoju. O aš dėkoju, žiūrėkit, patrauksiu biškį kamerą toliau, kad geriau matytas, tuo apvažiuoju posūkį ir aš jums parodysiu, kaip aš dėkoju. Tuoj, va, išsakinėjau posūkius. O, Marytė švenčiausiai Juozapo anūkė. Oi, čia labai ilgai užsitęsė. Tuoj išvažiuoju. Tie, kas kažką geriat, prašau negerkit. Įspėju visus, kas valgot, nevalgykit, nes galit paspringti. Tai va, Adelis varo 3 mėnesiai į Ispaniją. Įsivaizduojam scenarijų, mane praleidž ir aš taip dėkoju. Suprantat, Mari, pas mane numeriai tai vokiški yra, ne? Vokiška važinė. Ir aš varau savo, patenkins ir taip dėkoju. Jo, nežinau, kiek jums čia matęs, bet, kažin, kaip toks pasisveikinus. Ačiū. Da gal taip užsimes. Eik tu, načiu. Va čia tai yra pasisveikinimas. Tiksliau, padėka. Žiūrėk, sveikina. Dėduks, karačia, kaip tik atsisukęs buvo. Ranką iškėlė. O, Martynai. Gerai, viskas, važiuoju toliau, nes čia... Okei. Toks vat keliuks yra. Nickel, tada. Peugeot Red, tada is good. Nach 400 Metern biegen Sie links ab. Den 207. Elle s'arrête un peu le virage pour courir. Et c'est tout good. Oi, blemba, kaip man tik tais dabar dašlo, karači. Turbūt numerių nematė žmonės, kurie irgi ranką kėlė. Den 247. Jaučiu taip pat jaučias kaip ir aš, karači. Atgaminę, kad vokiški numeriai. Bet tu man sugalvok, blemba, tai varo savo tą dėlį. Karači. Reiks nusiskus dabar ūsus taip ir paskutinį reisą, važiuoju paskutinį reisą greičiausiai, jeigu dabar išeičias gerai susisukt, tai blemba, nusiskusiu barzdą ir pasiliksiu tik tai iš čia, karači. Ir minsiu paskutinį reisą per Prancūziją, taip, Rangigę. Eik, būtų jaučiu batai, mentai užmatytų, būtų batai, iškart supakuotų, karači, dienos šviesos nematyčiau. Tokį bajus. Gerai, ačiū, chebrytė. Gal ar paskui išlysiu, žiūrėsim.
Nu ką, mano brangieji bambukai ir žiūrovėliai, mano mylimiausiai, pasiruošę maisto gaminimui. Aš tai nefiga, jeigu atvirai. Tai ką, reiks to išpakuoti savo stalą, parodyti, ką padariau, kaip pasigaminau, susirast vieną dalykėlį, kurį esu pametęs, kad kamerą prisukt. Gyvenimėlį, tu mano gyvenimėlį. Kodėl tu mane taip baudi? Nu, žiūrėkit, lipdukai. Tiesa šaika, kas Lietuvoje esat, iš Lietuvos išsiųsiu, nes iš Vokietijos man čia kainuos kaip 5 karvės nusipirkti. Ane? Davai, kol aš ieškau to daikčiuko, aš sustabdysiu vaizduką. Vėl filmuoja, kaip po šiukšlių kibirą knisuos. O tu žalia rūta. Kadangi yra tepka vyram po kefyrą, tadukui yra negerai, nes magnečiuką prašikau. Ir problemytė yra ta, kad aš nebeturiu dabar visiškai kaip kameras pritvirtinti. Bėda? Ar jūs sakysit ne bėda? Aš tai sakau, kad labai didelė bėda. Nes tas magnečiukas kainuoja nemažą pinigėlį. Va. Tai kas šiandien pas mus pietum? Pas mus šiandien pietum ir vakarienė ir pusryčiam. Galvojau daryti silkę, bet silkę gan ilgai galioja. Tikiuosi, palaukit, pasižiūrėkim. Iki gruodžio 23. Tada sulesiu. O čia kalakutienos iš pjovikės. Galioja tik tas iki 11. Va, žiūrėkit, tas monstalelis koksa. Reikia atverst. Vein kojelė. Čia 2 kojelės. O jop, šikmat. Tik man reikia sutvirtinti kojikės, nes jos labai tokias šakar-makar yra. Atvertam ton. Opla. O. Ops. Įturam stalelį. Aišku, kojelės ir per ilgs. Vien kojelę dar į kibirą pastatėm. Va, dabar bus gera. Tai va, turim tokį stalelį. Kadangi turim tokį stalelį, reikia čia biškį kojelės patvarkyti, kad tom stalelį paleisti į apatį. Čia per mažai yra. Tuoj ištaisysim ton klaidą. Pasimsim lentelę. Petelins dabar nereks. Reks bliūdą. Pasimam bliūdų, peilį. Į kondą pasimam. Pasimam indėlį su paprikėlėm. O, su paprikėlėm. Aš jums dar bišką aukščiau pakelsiu. Kad geriau mon matytume. Mon brangų žiūrovėlę. Va, tep kažką. O, Jeronimai. Nu, mums reikės dantų pasiimti. Pasikluosime popierėlį, kad gražiai susidėti indėlius. Tik tai iščiaukšt, paukšt, va, hop. Į rankelę, lentelę. Hop. Ir čia yra kitą dalykėlę. Davai, aš biškai apsitvarkys, tuoj grįšiu. Ką mes darom? Imam puodelį, bliūdelį, kitaip sakant. Pasiraušiam čia viską, ką priekals.
Druskelį, pipiriuką, paprikiks reiks sunaudot, nes paprikėliam greit bus batončika, kur dar vien nusimetus. Och, tu rūpus miltai, raudona, geltona. Taip, šį kartą darysim su bulvėm, ne su paprikom. Aliejaus negailėkit, nes jau tikrai reikės. Ką mes darom? Pirmą atsiplėšiam pakelį su jūsų pasirinktą mėselę. Ir nieko nedarot. Paėmat bliūdelį, įjungiat liepsnelį, bet jeigu kepat su alyvuogėlėm, neperkaitinkit, hebra. Ir kai užkais, sumetam vištieną, tada kalsim pipiriuką, dar kažkokį prieskoniuką, rūkytą paprikikę. Oplia, mėsikė į vidų. Ok, tu kur įmečiau su visų popieriu. Kaip dabar bus? Jopšik mat. Ach, tu širšė karšta. Ir dabar gal liepsnelę primažinti. Liepsnelę primažinam. Reik biški greitą prieskonėlę užmesti. Op. Biški ton. Aš tai varau viską iš eilės. Ok, tu kutvela. Apsiseilijus. Ir druskelės biškelį. Aš varysiu nemaltuos. Gerai, bus ištirps. Ir pipiriuką, bet su tavais pipiriukas čia reikia. Och, tu širšiai vėl. Nemoku atsargę. Išmakalaunam. Makalai. Gerai. Dabar dedam ant razgoną. Uždėsam dangtį. Duosam biškį prasikepti. Aš einu tvarkyti su paprikom, man reiks lipt lauk, reikėt prasiplaut, taip kad išjungu jumis. Ir kai jau razgoną paėm, primažinam, uždedam pilnai dangtį ir leidam biškį pasitušinti. Taip. Gerai, paprikėlę susipjaustėm. Kas dabar? Dabar tikėkit, manim netikėkit, bet imam pomidorus. Susipjaustom. Aš žinot kam? O tam, kad nereikėtų jokių kečupų, jokių nesąmonių, troškinsim papriką, pomidorus. Jie bus labai skane. Nereiks jokio kečupėliaus, nereiks jokio pomidorų padažėliaus. Bus belekap skane. Tai va. Kad bulveiks paruošts, va. O Jėzus Marija. Tai mes paimam, patraukiam ton bliūdą, kad nesimaišyt kažkur. Ja, padėsim viršų. Į sandėliuką. Imam bulveikę, įdarom tep.
Labai atidžiai žiūrėkit. Tokiais peilio judesiukais. Hop. Tik į pirštą nesipjauk, kaip pats išsipjau. Hop, hop, hop. Все. Imam kitą. Dedam čia. Va tep. Tep, tep, tep. Ir tep darom su visom bulvelėm. Hop, hop. Kaip Čaks Norisas. O. Nebijot stambių bulvelių turėti. Čia tas geras bulvelės yra. Čia būčiau virs su lupinėlėm. Bet čia nešviežias bulves biš pastovėjusias jau savaitėlę. Tai jau nebe šviežias, tai su lupinam nieko vert. Einam pasižiūrėsim, kaip ten tušinas. Op. O, kaip čia gražia, kiek čia sulčių jis. Pavalykiam kamerą. A matot, kaip ten virinas. Kiek ten sulčių jį. Tai va. Biškį lėjuką į vidų. Biškį ugnelį pagreitinom. Ir viso. Ir ein kaip iš pypkės. Gerai, einu aš toliau makalaut. Įpjausit, niečio ko žiūrėti. Nu viso, net karštą pasidarė nuo tokią darbą didžiulę. Peiliuks atgal į savo koinę. Mentelės mums dar reikės. Perlenkiam popieriuką. Op. Trank. Mesam dabar bulvikės į vidų. Ir paliksime troškintis. Ir dar pilsim vandeniuką ant viršaus. Ir vandeniuką man reikia pasilikti kavai. Tai ką darysime? Pilsim mineralinį. O taip va, pilsim, o dasigyvenam. Vandens nesustoju užsipilti ir pipiec. Pamiršau. Tiksliau nepamiršau, o negalėjau. Tai va, metam bulves, nerodysiu, kai bulves metu į puodą, nes tą turbūt jau esat matę. Ir nėra čia ką matyti, ane? Tep atrodo mūsų bulbinyčia. Dabar pilsam vandeniuką, kliuku. Į va tepą. Viskas. Matom nuo pomidorėlių, nuo rūkytos paprikėlės, tokia biškrausvesnė spalvelė. Ir paliekam dabar, kol vandeniuks užvers. Ir ką mes darom toliau? Uždedam dangtelį, užvers, lepsnelį. Ir bus tep. Bus vis labai paprasta. Palaukit, pasidėsiu lentelę. Bus vis labai paprasta. Prisukam lepsnelį ir troškinsim dar kokį valandėlį. Ir kai valandėlį pasitroškins, dabar pasižiūrėsime, tai bulvėkis bus prisigėrusias pomidoriukų, paprikiukų, Jėzus Marija, kalakutukų skonę. Ir bus labai gera. O ką mes veikam, kol laukam? O mes veikam, kol laukam, to jau aš jumi parodysiu. Gera. To jau susitiksime, aš jumi parodysiu, ką mes veikam, kol laukam. Taigi, mano brangiausiai iš brangiausių. Pasiriam laikus. Pašokam, taralele, pašokom viską, pašokom, laiks neprailgo. Pirli, tralele. Ir pasižiūrim, kas pas mus gavos. O pas mus gavos va toks grožis. Ai, kaip gerai. Tai va, man skanaus, jums skanaus žiūrėjimą. Ir iki sekančių kartelių. Iki šakėlę. Ai, beje, paspauskit subscribe, kas nepaspaudėt. Ačiū. Iki.